Sveikinuosi su visais, kurie užsukote į mano kanalą Daiva Mezga. Šiandien aš jums noriu parodyti, kaip aš numezgiau šitą suknutę. Ji yra ne aukšto ūgio moters, nuostabios mano bendravardės Davidas. Taip pat toksai prašymas buvo numegzti, kaip vienos mūsų mezgėja mezga. Sakau, negaliu identiškai megzti, turiu kažkuom išsiskirti. Tai išsiskiriu pečių reglano nuėmimu. Parodysiu būdą, kaip taip nuimti. Rankovėse tokia smulkmena, bet išdalinta taip. Apačia išdalinta taip. Čia galima žaisti šituo raštu, kaip tik jūs sugalvojate. Suknutė megzta iš drops siūlų, alpaka ir vilna. Metražą ten parodysiu eigoj, esu nufilmavus. Eisim dabar skaičiuoti su jumis kartu. Nežinau, kiek man pavyks. Dar kartelį visiems noriu priminti, kad aš nesu profesionali mezgėja, nesu nei konstruktorė, nei siuvėja. Tai noriu paprašyti, kad tikrai, kurie turite daug patirties ir žinių, tai jomis draugiškai pasidalinti, ne be kritikos tokios aštrios, nes žaidžia tiesiog. Bet ne apie tai, aš čia atėjau dėl tų, kurie džiaugiasi mano video. Nėra, ką iškart noriu pasakyti, nėra dėl krūtinės, ar ne padaryta, dėl to, kad nėra krūtinė tokia didelė, kad reikėtų. Kas turite didelę krūtinę, turėsite įsivertinti, kad jums reikėtų, kad nekeltų suknelės priekio, ar ne, krūtinės. Vėlgi, kaklą prikitliavau ant mašinos ir va šitaip jis gražiai atrodo. Šitaip jis atrodo iš švirkščiosios pusės. Šiandien atiduosiu ir daugiau nebus galimybės jums taip arti parodyti, kaip atrodo ši suknelė, tai todėl dabar stengiuosi vienu filmavimu. Laukiu, kol prašvis. Va toks mano filmavimo etapas. Laukiu, kol prašvis, kad galėčiau nufilmuoti ir su jumis pasidalinti. Ką sudominau? Einam toliau. Šį kartą stengiuosi video rašyti be didelių plepalų. Įžangą tik taip paplepėjau. Kam tie plepalai neįdomus, prasisukat toliau ir einat vis etapais toliau. Žodžiu, nežinau, aš pati džiaugiuosi, šiandien taip pat vežu. Tikiuosi, kad ir Daivutei bus labai džiaugsminga. Bandau antrą kartą, vaizdas susiliejo, gal dabar pavyks geriau parodyti. Buvo reikalingi išmatavimai. Ilgis, plotis, apimtis, jūs turėtumėte išsimatuoti klubus, krūtinę, žiūrėti. Aš rekomenduočiau laisvumui plus 10%. Šitam būtent modeliui tai būtų gražu. Čia, sakau, yra nedidelio ūgio. Daugelis ją tikrai žinot ir pažįstat. Ir gal jinai ir pasirodys pati gyvai su nuotraukyte atsiūs kokią, kaip atrodo ta suknytė ant jos. Tai va, mano gavos 51-52 cm skaičiavau. Galima apvalinti. Man ten gavosi, reikia dauginti. Reiškia, jeigu aš imu 52 cm, dauginu su 3,4. Toks mano buvo mėginukas. Ir man ten gavos 170 kažkelios, bet aš norėjau išskaičiuoti tos trikampius, būtent taip tiesiog stundžiau adatas ant mašinos tiesiai ir žiūrėjau, va tokiu išdėstymu, kaip jau paskui pamatysit. Ir dauginu ir gaunasi 86 akis, 86, tai tas skirtukas yra 0, nuo 0. Mezgiau 225 eilės, tada nuiminėjau pažastį ir tada dariau reglano nuėmimą, nugarą uždariau tiesiai. Priekį, negražiai nupiešiau laivelį, mezgiau taip pat identiškai 225 eilės, nuiminėjau vėl taip pat pažastį
ir kaklas buvo 286 eilė pagal mano paskaičiavimus. Čia yra centimetrai. 10 centimetrų aš ėmiau tokio panariuko. Nuo čia aš nusinulinau. Iš karto noriu pabrėžti ir atkreipti jūsų dėmesį. Šitoje vietoje, kai aš mesgiau, nežinau, senai nefilmavusi, tiesiog patraukiau kamerą, paskui nufilmavau grindis. Įjungiau kamerą į grindis. Tiesiog įvyko lepsusas. Tai turiu labai atsiprašyti, tai turėkit omenyje, kur aš ten jau rodau, kaip užsidėti akis, kaip ką, kad nusimesgat, aš jau ten paskui tos trikampiukus rodau, ačiū Dievui. Tai atkreipkite dėmesį, kad aš numesgu 40 eilių. Ir tada pradedu nusinulinu ir pradedu dėliotis, keičiu tankumą. Taip mesgu 4 tankumo, keičiu tankumą į 6 ir 4, savo tankumą susižiūrit pagal savo mėginuką, nusimesgę. Tai iš čia gaunu tos skaičius. Reglaną aš dažniausiai darau arba 50 eilių nuo nugaros, arba 40. Čia dabar 44. Tiesiog 8 cm pasėmiau. Nenorėjau labai gilaus kaklo, nes aukštas kaklas. Nenorėjau gilaus kaklo, kad paskui jis nebūtų labai jau ir atvirtas toksai, nes savo pučio ėmusi 50, daugiau, giliau, o čia tikrai nebuvo būtinybės. Viskas, aš daug pagal nuojautą, pagal supratimą, kadangi neturiu tokių konstravimo žinių ir negaliu ir jum perteikti, tai pasidalinu brėžiniu, tokiu, kokį tiesiog savo pasidariau. Šį kartą aš ne programai skaičiavau, šį kartą skaičiavau ranką, nes taip, dabar kas liečia rankovės, ne? Tai rankovės ilgis iki pažasties ir paskui viena pusė turi atitikti priekio dalį, ar ne, o kita pusė nugaros. Dvi veidrodiniu būdu bus numegztos rankovės. Todėl mes rankovės tokio pločio neišgausim. Todėl automatiškai turit pasiskaičiuoti, kiek bus eilių jūsų. Mano čia gavosi tikrai palyginus nedaug, o kito atveju gali būti 112 ar 120 ir panašiai. Aš turiu minį ir toj daly, ir toj daly. Todėl pynių tas nuėmimas, nes nusima po 3 akis, gavosi ženkliai mažesnis. Bet, kaip matot, vaizdui tikrai nekenkia ir tikrai gražiai atrodo. Čia perkeliu, galima pasirinkti, pažiūrėti, jūs kas kiek norit, galit. Čia, jeigu aš čia kas 4 kėliau eilės, tai čia aš keliu kas 6 eilės, kad aukštesnis tas trikampiukas susidarytų. Viso mano rankovė 65 cm. Šito viso aukštis buvo 92 cm, 10 cm apačia, 57 cm tiesios ir 25 cm reglano. Ne linijos, o būtent tiesiai reglano 25 cm. Tiesiai liktų, nes reglano linija automatiškai, aišku, gautųsi ilgesnė. Pavadinau Nadeždos, nes šitą reglaną aš pasižiūrėjau pas tokią meistrę, kuri nemokamai dalinasi savo patirtimis, savo žiniomis. Taip pat irgi mokosi ir dalinasi. Tai iš jos išmokau, esu be galo dėkinga, tai ne mano sugalvota, aš tikrai nesu tokia talentinga ar gabi. Fotografiją įdėsiu, kad būtų aiškiau matyti ir galėtumėte atsisiųsti į savo puslapį Daiva mezga. Nuoroda bus po šituo video, paspausite daugiau. Labai tikiuosi, kad šį kartą šitas mano video nesusilies ir galėsit matyti. Tai keliaukim megzti. Dar kartelį atkreipiu dėmesį, kad čia nepasakau, parodau kaip uždėti akis ir nepasakau, kad pasidarė tankumą 4-4, mezgame 40 eilių. Atleiskite man. Pradėsime megzti nugarą pagal mano paskaičiavimus. Tai truputį nuleisiu žemyn. Aš turiu išsistumdžiusi 86 ir ant apatinės adatinės pas mane viena dar yra
išstumta. Kaip čia gaunasi, taip, 3, 6, 7, 87. Šitoj pusėje gaunasi. Man reikia iš tikrųjų dėti 87, 87 pagal paskaičiavimą, bet čia laisvas silueto ta suknelė, tai va. O šitoj pusėje, čia viena, va šitą matot, tokiu atrinkimu nupiešiu aš ant lapelio, koks tai būtų atrinkimas. Pagal mano siūlą 50 gramų šitame siūlė yra 210 metrų. Taip, mėgsiu šitokio siūlo. Va, 210 metrų. Mano tankumai gumelės bus 4,4 ant abiejų adatinių. Na ką, pradedam, žiūrėsit. Bandysit, jūs pasirinkti turit savo tankumą, ar ne? Pasibandyti mėginuką nusimėgsti ir savo tankumą pasirinkti. Kadangi iš kraštų aš jau turiu po vieną akį, adatą išstumtą, aš pasuku mano adatinę H padėtį, pasuku rankenėlę, vieną pasukimą, kad mano adatos išsistumdytų štai šitaip. Va, ir kad gautųsi gražus zigzagėlis, statau 0,0. Ir važiuosiu pirmą eilę. Užsidėjo akis. Toks zigzagėlis. Imsiu šukas. Prie brazerio. Tokios, mano truputį nelabai gražios. Na, mašinytės gi nenaujas, tai viriu. Na va, kabinsime svorius. Aš čia kabinsiu 3 svorius. 3 didelius turiu minė. Aš tai tokie pas mane. Čia raštai tokie, jokie iš mašinos nesimegs, tai galit mėgsti bet kokią 5 klasės mašiną. Galit mėgsti ir 3 ir 4, kokią turit. Einam toliau prie nustatymų. Aš padarysiu tankumą 1,1 mezgimui ratu. Man reikia sutrauktos apačios suknelės. Įjungsiu, kad į šitą pusę dabar nemėgstu. Ir paspausiu šitą klavišą. Tai kad dabar mano mėgs viršutinė, paskui apatinė ir vėl viršutinė. 3 pravažiuoju eilės ratų. 1, 2, 3. Pasuku rankenėlį į vietą, bet jokių adatų niekur neperkeliu. Kaip standartiškai darytumėm, kad perkeltumėm, tai čia jokių adatų niekur neperkeliam. Kadangi aš noriu savo suknelės ir nugarą ir priekį padaryti va iš šitos gumelės va tokiu kaip ir raštelį. Ką aš padarysiu, aš pasididinsiu tankumą iki mezgamo tankumo. Tai mano yra 6 pagrindinis tankumas. Va šita dalis 6 tankumas. Negražiai papiešiu ranką. Čia mano yra 4,4. Tai čia aš ant apatinės ir paliksiu 4, o čia mėgsiu 6. Ir pradėsim
atrinkinėti akis pagal savo paskaičiavimą. Tai aš prisėsiu ir pradėsiu, statysiu tankumus. Na, pasidarau 6. Čia lieka pas mane 4, kad nesutrauktų. Aš taip išsibandžiau ant mano mėginuko. Pas mano mėginukas. Katytė jau buvo atėjus. Mėginukas skalbtas. Bet aš neišgarinau pačios. Reikėtų išgarinti, kad jinai va taip stovėtų. Ir tos pakeitimus darysim kas 4 eilės. Aš specialiai ant nulinių, tarp nulio pasidariau, kad būtų išvirkščiasias, kad čia gražiai tiesiog trikampiukas eitų. Tai vad nuo šito skaičiuoju 1, 2, taip, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, atsiprašau. Tai va, imu adata transformerį. Pagal mano paskaičiavimą tai bus taip, 3, 14, man reikia nuimti 3, 6, 9, 10, 13, 14. 10, 13, 15 lieka. 3, 6, 9, 10, 13, va šitą 14. Va, ir perkeliu štai tokiu būdu. Vieną ant vienos akies, o kitą tiesiog ant laisvosios. Va. Lygiai taip pat identiškai kitoj pusėj, nes viduriukas eis į trikampiuką. Kurias akis perkeliau, šitas į nedarbinę padėtį nustumiu. Važiuoju 4 eilės. Skaičiuką nusinulinu, nes aš dabar mano paskaičiavimai prasidės. Aš čia turėsiu dabar numegzti. Nežinau, kiek tų eilių. Žodžiu, pasižiūrėsiu į užrašus. Dabar važiuoju 4 eilės. Mes numegzkim tą raštelį. Vienas. 2, 3, 4. Keliaujam toliau. Kuo rečiau rašinėjau video, to sunkiau darosi rašinėti. Na nieko. Identiškai kitoj pusėj. Tas pažiūriu, kad būtų nedarbiniai padėti. Ir vėl važiuojam 4 eiles ir taip susitiksime jau kai į pabaigą eis visos, taip kartojam darom. Liko per viduriuką man 2 akytės, paskutinės jas ir perkelsiu. Ir iš galų taip pat. Liko čia 3 ir visas 3 perkelsim. Kadangi aš noriu 86, tai perkelsiu va štai taip ant šitos ir bus 86. Kitoj pusėje tiesiog perkelsiu, kad būtų 86 makis pagal mano paskaičiavimą. Tada aš nuleisiu adatinę. Apatinė, viskas. Štai taip matom, kaip atrodo. Pasikeisiu. Aš jį vadinu tiltu. Pasikeičiame tiltą. Aš nuimsiu tiek svorių, nepaliksiu, nes bus per daug. Ant kraštų užsidėsiu mažus svarelius.
Susimažinau svorius, kaip ir sakiau, skaičiuko nenulinu. Mano atveju aš dabar mėgsiu 225 eilės. 225 eilėje aš pradėsiu daryti reglaną. Tada mes ir susitinkam prie reglano. Dabar tiesiog važiuoti, paprastai stumdyti karietą, tai būtų neįdomu klausytis, ar ne? Jokių siaurinimų nebus, suknelė tiesaus silueto. Visą dieną apsiniaukia, tai nežinau, ar pavyks sufokusuoti. Išmezgiau 224 eilės. 225 pas mane turi prasidėti jau reglano linija. Darysime pradžią, reiškia, 3, 3, 2, 2. Čia mano pasirinkimas toks, jūs pasirinksit, kaip jūs sugalvojat, kaip jums pasiskaičiuoja. Ir aš turiu išjungti, mėgsiu tai daliniu mezgimu. Dabar pasižiūrėsit, kas nežinot, kas tai yra dalinis mezgimas. Turiu išjungti, kad nemėgstu išstumtų adatų. Ant brazerio atsakingas tai šitas, paspaudžiu čia. Ant silverido yra čia. Kitų mašinų dar kitaip. Rodysiu anam krašte, kad man būtų patogiau, kad nereikėtų blaškytis abiejose pusėse. Darom vienodai. Padariau jau, žiūriu, neįjungusi kameros. Tai nežinau, ką aš čia parodžiau. Parodysiu kitoj pusėje. Uždarimą tada. Žinau, išjungiau, kažkaip sakau, kaip mažai filmuoju, taip ir gaunasi. Keliaujame ją, pristumėme į tokią padėtį, kad išmėgstų. Anoj pusėje jau uždariau. Dabar aš darysiu šitoj 10 akių. Tai buvo 3, 3, 2, 2. Va. Taip. Noriu trypti ir aš dar bandau sureguliuoti. Nu, bus dalinių mezgimų uždarę. Paskaičiavimus savo, kad jums nesiblaškėtum, nueisit į puslapį Daiva mezga, jie bus tenais fotografijų būdų sudėti. Galėsit savo atsisiųsti ir tiesiog nuoroda bus. Po žodelį reikia paspausti daugiau ir ten bus nuoroda į būtent kur randasi fotografijos su paskaičiavimais. Eisim toliau, žiūrėsim, kaip dabar mėgsim reglano išjungimą kasytėmis. Galim jau išjungti dalinį mezgimą ir mano pirmas siaurinimas bus 236 eilė. Bus reikalingi 2 dekeriai su 3-3, kad būtų. Abiejose pusėse iš karto darysim kas 6 eilės. Aiškiai, imu 3 dalių dekerį, 3 dalių dekerį, keliu štai čia, praleidžiu 2 adatas ir dedu štai čia. Fokusavo. Išstumiu, kad lengviau pramėgsti būtų. Identiškai darau kitame gale.
Pravažiuoju 6 eiles. Ir veiksmą kartoju. Dvi akis praleidžiu adatas. Sukiau, jo šiek tiek dedasi. Praleidau daugiau, o tuoj perkelsiu atgal. 3 praleidau netyčia. Na, va, štai taip atrodo. Iš abiejų pusių. Vėl pravažiuoju 6 eiles ir taip kartosiu tiek, kiek reikalinga man pagal mano užrašus. Pajudėsiu, paimsiu sąsiuvinį. Va, taip surašyta yra. Eilės. Kas visiškai dar nesusigaudot paskaičiavimuose, stenkit paimti tada mano storio siūlus. Jeigu jūs įsiteksit į mano mėginuką, tai jūs tada galite identiškai mėgsti, jeigu dydis tinka, aišku, čia dydis M panašiai, kadangi laisvo tipo tokia, tai orientuokitės. Bet kiti netitinkantys dydžius gausit prisidėti centimetrų paskaičiuoti. Einam toliau, susitinkame, kai jau būsime viršuje. Tai dabar aš tuos visus kartus uždarysiu už kameros, kad nekišinti jūsų ir savo laiko, bus greičiau. Kągi, įvyko paskutinis jau mano perkeliamas, 326 eilė. Dabar aš pravažiuosiu 4 kartus, 4 eiles, 1, 2, 3, 4. Štumsiu visas adatas ir tiesiog per kabliuką uždarysiu, nusiimu visus svorius, turėjau, nedaug aš jau čia turėjau, palaikomosius tik tais. Gavosi 28 akis man. Žiūrėsim, kas čia gavosi. Eisim, mėgsti paskui priekio, detalę tą paliksim pagulėti, pailsėti, išgarinsim ir pamatuosim, ar atitinka man čia ilgius, ar aš čia pataikiau su tais paskaičiavimais viską. Va, tiesiog, tuoj matysit kaip. Paprastai, bet neįtempiant, kad nebūtų užtemptas, laisvai pasistengėt kuo, paleidau, šaunuolė. Tikra šaunuolė. Va, kažkas mane čia drausmindavo, kad ne kažkas, o viena materialė, kad protingi žmonės išradė, va, tai su to protingų žmonių išradimu per kamerą ir gaunasi, bet nieko. Čia sako, nuo žioplumo vaistų nėra, nereikia nieko kaltinti kaip pats. Įmam toliau. Viskas, sakyti, pagauta. Neskubėsiu. Žiūrėsiu. Neįtempiu, prilaikau. Ir taip iki galo. Gal dar kelis kartus parodysiu pradedantiesiems. Žinot, kas turit patirties, kam tik įdomu pažiūrėti pačios suknelės mezgimas. Žiūrit. Eina tolyn, ar ne?
Štai taip atrodo mūsų reglanas, kasytė. Iš vienos pusės, iš kitos. Kasyčių nesistengsiu labai stipriai garinti, bet tikrai labai gražiai. Norėsiu ir savo nusimegzti suknelę su tokiu reglano išėmimu. Tikrai fantastika. Apačia atrodo štai taip, išsigerins, išsitiesins dabar. Neturim vaizdo tokio jau labai super puper. Kągi, keliaujam toliau. Kągi, žiūrim priekio mezgimas. Priekio mezgimas identiškas kaip nugaros. Aš nusimezgiau iki pažastų. Bus pažastų ėmimas. Identiškas. Truputį išsistumdžiau adatas pasižiūrėti. Išjungiu, kad nemėgstu išstumtų adatų. Vėlgi mano pažasčiai turi būti tiek pat. 3. Tai reiškia taip. Analogiškai darau kitam gale. Rodau vieną pusę, kad nebėgioti. Vėlgi pas mane 3. Auto. Taip, analogiškai kitam gale. Ir dabar bus 2 kartus po 2. Tai išstumsiu 1. 2. 1. 2. Pristumsiu šitas akis, nes mes uždarysim dabar 10 akių. Dar kartais nusileidžiu žemai į savo kampaniją ir uždarau akytės. Tai labai nepatogu per kamerą. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Važiuoju į kitą pusę, tikrai nevažiuosim su kamera ir uždarau kitoj pusėje. Išjungiu ir mėgstu išstumtas adatas, pažiūriu, kad niekur nebūčiau, kaip šiuo atveju, užsikabinusi siūlo, nukabinu nuo mezgimo mašinos dantelių šitą, nieko nepamirštame padaryti, patikriname, ar adatos gerai stovi savo nedarbiniai padėti. Ir kartojam reglaną identiškai kaip nugaros. Net ir pagal tos, aš taip kartoju, pagal tos pačius paskaičiavimus. Susitiksime kaklą, kai reikės išiminėti kaklą. Aš išiminėjau 44 eilės mažiau už nugarą. Viskas bus aprašyme mano parašyta. Ir, žodžiu, priekį paskaičiavimas. Jau, manau, mes išsiaiškinom. Nors aš darau atvirkščiai, dabar filmuoju numezgimą, o paskui filmuosiu tik tais tą paskaičiavimą, nes aš skaičiuoju savo visai braukydama ir paišydama, noriu jums sudėlioti mintis jau tvarkingai. Tai gali kažkas kartotis, atleiskit man ir dar kartelę noriu pasakyti visiems profesionalams. Jeigu mano šis reglanas būtų kažkoks tai netitinkantis kažkokius tai standartus, aš dar kartą pakartosiu, kad esu sava mokslė ir kas su manim norit mezgat, kas nenorit mezgat taip kaip, kažkur kažkas mokė ar kažkur, žinot, perskaitėt. Žodžiu, kas mezgam su manim, mezgam toliau. Tamsus siūlas, bandau apsišviesti. Atėjau į 286 eilę. Pagal mano paskaičiavimą reikalinga pradėti megzti kaklą. Išjungiu, kad nemėgstu
išstumtų adatų. Čia yra mano centras. Megzdama kaklą nepamirštu daryti ir reglano linijų. Ką aš dabar darau? Reiškia, megsiu dabar dešinėje pusę. Išstumiu kairę. Nuo 0 išstumiu 8 akis. Tai būtų taip. 3, 6, 7, 8. Šimtas dalinis mezgimas. Taip. Darau apvyniojimą aplink adatą. Nedarysiu automatinio kaklio. Taip. Kad neliktų skilučių. Kas nežinote, kam tai reikalinga? Sekantis būtų 3 akis. Pavažiuoju su kamera į tą pusę. Atsiprašau už tokį dvigubą apšvietimą. Nežinau, yra taip tamsu ir bandau iš visų pusių pasišviesti ir jum, kad būtų matyti. Vėl pas mane eina 3 ir pas mane jau yra dabar kokia eilė, 290 ir 290 eiliai. Man reikia padaryti reglaną. Dvi praleidžiu. Bet jis jau reikia pristumti šitaip. Kad man jas išmegstų. Taip. Dabar man 2. Pas mane 294 eilė. Išstumiu 1. Čia mano yra, aš net nemezgu bandyminio. Truputėlį buvau išjungus kamerą ir pardžiau. Nes truputį žiūriu, nepatinka taip, kaip gaunasi. Taip. Dabar 296 eilėje pas mane yra vėlgi reglanas. Mano negerai. Vienetas. Apvyniojimas. Dabar pagaišim iškoti jūsų laiko. Vienetas. Gal sugaiškim laiko, bet pažiūrėkit ir atidžiai. Taip. Dar kartelį. Ir 302 eiliai pas mane vėl yra reglanas. Taip. Praleidžiu kabiną. Nepamirštu išstumti kaklo. Taip. Taip. Neišmezgė vienos mano akies, aš padarau ranką, tai matot, stebim savo mezginį, vadinasi, čia man pritrūko įtempimo. Prieš tai, akį žiūriu, blogai išmezgus. Tai aš pilnai padarau, pakoreguoju, taip, kad būtų grįžtu į dabar. Nepažiūrėjau iš karto, kad trūksta įtampos. Pakabinsim toj svoriuką. Va, gražiai. Patempiu ranką. Išmezgu. Išsiardė ir šitą. Na va. Tvarkingai. Ir svorį, vadinasi, pakelsiu aukščiau. Dar čia nesimezga reglanas. Jisai bus 308 eilėje, kaip tik sekantis. Taip.
Mažėja mūsų akyčių. Kaklas. Taip. O, neištumiau kaklą. Trys centimetrai. Vienas stumia. 14 eilėje mūsų paskutinis reglanas. Kaklo turime. Šito priekio, atsiprašau, kaklo. Apie kaklą galvoju. Va, kaip tik eina taip ir pakelt. Ir išstumkim. Apvyniojam. Taip. Vienas, du. Įjungiu, kad megztų dalines visas išstumtas akis ir važiuoju į antrą pusę. Važiuoju į antrą pusę. Va. Šias visas atsiprašau, ir jūs išjungti jau norėjau ranką. Labai atsiprašau. Nu, atleiskit man, žinot, sakau, nei aš čia profesionalas, nei ką. Išstumiu dabar kaklo akis iki 8. Skaičiuką grąžinsiu į 280. 280 ir jau 7 eilė. Mes atvažiavom 287 eilė ir taip 3, 6, 7, 8. Išstumiu 8 ir taip toliau. Važiuojam tolyn. Išjungiau, kad nemėgstų išstumtų adatų. Pasikeliu svarelį, kad man mėgstų. Jau, kad čia ir pasitęsęs, kam neaktualu ir moka toliau padaryti, prasuka, tai net tolyn, kam aktualu žiūrit su manim. Taip. Darom identiškai iš tikro. Taip, 200, kelintoj 290 bus šitą mūsų reglanas. Taip, per 3 išstumiu ir bus mūsų reglanas, padarau apvyniojimą. Niekur neskubu, nes jeigu atskubėsiu, gausis kokia nors klaidelė. Žiūriu atidžiai savo užrašus. Jūs irgi viską susirašykite smulkiai, kad jums patiems būtų suprantama, ką jūs norite numesti. Neišmezgu, nes aš nepristūmiau. Išdykėlė. Va. Išstumiu dar kartą 3. Išstumiu 2. Ir dabar visais po 1. Devyniasdešimt 6 eilė. Pas mane yra reglanas. Stumka atidžiai daivute. Taip. Išstumiu. Kam sakau, neįdomu, prasukit, prašau. Tolyn.
302 eilė, pas mus yra reglanas. Atsiprašau, aš jūs judinu ir pati judu. Mhm. 308 eilė, pas mus yra reglanas prieš paskutinis. Taip. 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 Paskutinis reglanas. Nu, turiu menį reglano išėmėjimas, nesvarbu. Suprantate, ką aš čia burbuliuoju savo. Gerai, kad esame ant vienos bangos. Ir suprantame vieni kitus, ką norim pasakyti. Va, štai šitaip. Nepamirštu apvyti išstumtosios akies. Išmesku. Taip. Mums reikia taip. Tai bus čia paskutinis 317. Išjungiu, kad megztų išstumtas adatas. Ir pavažiuoju 318. Taip atrodo dabar va šita plotas. Viskas. Uždarome per kabliuką, tą per išstumiu visas adatas, nukabinu svorius, prisitraukiu adatas artyn. Ir eisim, keliausim megzti rankolių. Labai tikiuosi, kad aš čia iš pirmo karto pataikysiu į viską. Man reikia matyti užsakoviai ir vaizdas, ir dydis bus tokio, kokio aš laukiu rezultato. Ir jūsų nenuvilsiu taip pat. Tikiuosi, kad taip nutiks. Prisistumiu. Čia yra tas būdas, kaip protingi žmonės jau ir išmesti. Aš vis nepamirštu tokią nuoskaudą vis prisimenu, bet vis jau mažiau pikčiau. Žodžiu. Va, uždarau. Netempiu. Čia yra kaklas, aš neįtempiu, kad nebūtų pas mane sutraukta. Išmokskit jausti. Aš dar imu įtempimą. Viskas. Išjungiau kamerytę, nematau tikslo uždarinėti, jau rodžiau, kaip uždarė. Na štai taip atrodo mūsų jau nuimtas kaklas. Jį galima tiesiog daryti tiesiog į apdailą. Mes darysime apdailą į kišenę, nes mano suknutė aukštų kaklu. Bet ką noriu pasakyti, kad viskas čia yra puikiai. Galima gilesnę daryti, kadangi aš aukštų kaklų, tai aš labai gilios nenorėjau daryti, nes tai tiesiog galima 50 mylių buvo nuo nugaros
nuo nugaros pabaigos 50 mylių imti, aš ėmiau 44. Tai va, toks mano pasirinkimas buvo. Ir viskas, va štai taip atrodo reglanas. Kągi, keliaukim toliau, keliaukim megzti rankovės. Žiūrėsim, kas čia toliau mums gausis. Aš numezgiau vieną rankovę. Atrodo štai taip. Viršus. Su tokiais. Mato toksai nuėjimas į vieną pusę. Dabar mes megsim identiškai, kad būtų nuėjimas į kitą pusę. Štai čia trumpesnis gaunasi priekis, į nugarytę nueina ilgesnis. Na va, ir vat kažkaip taip atrodo mūsų rankovė. Kas 10 mylių darysim nuėjimus, kas 6 pridėjimus ir kas 6 eilės pasirinkau tą pakelimą ilgesnis, kad trikampiukas būtų papuošta rankovė ir kas 6 to pačiu platinimą pridėsim. Ką pirmoje eilėje aš pasidariau, aš užsidėjau štai prieš pradedant, užsidėjau tokius va daikčiukus. Jie tiesiog užsideda, bet geriau yra užsidėti, kada adatinė yra nuleista, patogiau užsidėti. Dabar jie yra šoniai, kad mezgime nedalyvauja. Adatų atrinkimas toks 38, šitoj pusėje kaip gaunasi kaip ir 39, bet paskui mes ją perkelsim. Nubraižysim adatų atrinkimą. Čia šitoj pusėje viena, viršui, čia apačioj viena. Čia pasukau, pravažiavau eilę 1, 0, 0 tankumu. Burnoje laikau tą metaliuką. Nežinau, ar čia reikia rodyti kiekvieną kartą ar ne. Sunku man jau pasakyti, ką man rodyti, ko nerodyti. Ta pramoninė gumą turite išmokti. Nu va. Dabar ant rankovės nedarau, kad būtų 1, 1, darau 1 su 1, tą 0 su kokiu taškiuku. Įjungiu mezgimas ratu. Važiuoju standartiškai 3 eilės. Matau, kas netrukdo. 1, 2, 3. Pasuku vieną pasukimą, nieko neperkeliu, taip ir palieka toks išdėstymas. Po vieną tad. Išjungiu mezgimą ratu, nusistatau tankumą 4, 4. Nusinulinu skaičiuką. Mezgu 30 eilių. Pirmą eilę sunkiau. Tikrai nebraužinsiu jums į ekraną. Einam tolin. Turiu 30 eilių. Nulinu skaičiuką. Darau ant pagrindinės adatinės 6. Perkeliu. Aš pasirinkau, kad perkelti 2 iš vienos pusės ir iš kitos pusės su ta. Jau šitą nebeturi kraštinė įtakos. 38, 38 pas mus. Tai reiškia, aš perkeliu ant šitos. Taip. 1, 2. Va taip.
Ir ką dabar darau, va, su šituo prisistumiu ant viršaus, va šitaip, ne per toli, kad laisvai pravažiuotų adatos, matot? Ir čia, kaip gautųsi pristumimo efektas, kad man nenumėtytų, išmėgstų. Kas neturite tokių metaliukų, joje eina komplektacija su apatinė adatinė, kas tokių neturite, pasirinkite, prašau, kraštinę tada akį palikite ant apatinės adatinės, arba netgi dvi, nu jau į siūlę gausit paslėpti, vieną geriau aišku, kad siūliai. Viskas, mezgu dabar 6 eiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastumiu šiek tiek metaliuką, darau pridėjimus iš abiejų pusių, aš pasirinkau su 2 dekerių, galima su 3, iš va šitos akytės, va iš apatinės, padarau uždėjimą, galima išstumti, galima ne, ir perkeliame iš vienos ir iš kitos pusės, perkeliame po takelį. Viską susitinkame, kai jau bus vidurinis šitas mūsų nulinukas takelis, jau kai jį perkelsime, tada susitinkame. Dabar nematau prasmės kartu brūžinti, kas 6 eiles darau pridėjimų, platinsiu iki 60, nuo 0,60 į vieną pusę ir į kitą pusę. Atėjau į 66 eilę, perkeliu paskutinės akytės. Dabar ką mes jau padarysim, nuleisim apatinį adatinę, nuimsim, kaip jūs jau matytumėt, ne? Nuimsim vat tos metaliukus, jau jie nebebus mums reikalingi. Dėsiu juos iškart į vietą, kad man jie neprapultų. Ir aš tokių didelių svorių nepaliksiu, liksiu su mažesniais. Tikrai nematau prasmės. Kas 6 eiles mes ir toliau platinsim, kol išplatės iki 60 ir megsim iki 160 eilių. 160 eilėje mes susitinkam, bet aš dabar perkeliu paskutinės, padarau praplatinimą. Manau, kad viskas pakankamai aišku. Jeigu jūs žiūrit teoriškai ir patys nedarot, gali būti klausimų. Turit ir patys daryti. Praktikoje, kai daroma, tada ateina labai daug atsakymų. Bet man tai būna. Liko paskutinis etapas, tai yra prikitliuoti kaklą. Prisidedu prie adatinės, kad pamatuoti, bet neįtempta, nes į kišenę, čia panašiai, maksimum 80. Jau čia daug netgi. Jaučiu, kad kokius 78, 78, panašiai, žiūrėkim. Dėsiu, nes tikrai labai plataus nenoriu padaryti. 78. Išsistumdo adatas.
skaičiukai ant 0. Mėgsiu 90 eilių. Iš pradžių 4 ir 2 taškiukai, 20 eilių, 20 eilių 4 ir 1 taškiukas ir paskui tas 20 eilių vis mažinsiu iki 3. Žiūrėkit, pagal siūlą, gal jūsų dar, kaip pasakyti, mažesnis tankumas bus, nes mano tas siūlas tai toks ne pats ploniausias pakiukas, ar ne? Žiūrėkime. Va, norėčiau išstumdyti taip pat, kad būtų šitoj pusėje, tai va, puikiausiai šitoj pusėje viena. Taip pat noriu gražiai susiūti, kad kuo mažesnė siūlė būtų ir kuo gražiau. Nes tokiu būdu, kaip šiandien rodžiau, susiuvus, aš nebeparodžiau rankovės vidinės pusės, labai graži siūlė gaunasi, tai nesigauna tokia stora. Pažiūrėkim dabar. Va, aš prikiba. Vidinė pusė nesigauna tokia stora siūlė. Nu, man tai labai patinka. Pabandykit patys, nuspręsit, kojines mėgsiu artimiausiu laiku ir taip pat parodysiu ant kojinių, nes ne visi mėgstukus mezga. Ir kojines noriu nufilmuoti ant singerio, nes pasirodo, draugai mano iškyla klausimų, nukrenta akis, nes mezga kaip su silveriu, žodžiu, ilgas metų pertraukas turi savo įtakos. Nu va, atrinkau adatas, tai panašiai, kur gaunasi 80. Sulygino eiles. Nežinau, ar verta rodyti, numesgi man tai brūžinti, tikrai nebūžinsiu. Užsidedu akis, pravažiuoju 3 eiles ant tankumo 1-1, nes kaklas neturi būti aptemptas. Ir susitinkam, man atrodo, kai numegsiu tą 90 eilių, surašysiu lape tankumus kaklo. Ir nes dabar šitiek laiko sugaišit, žodžiu, visa pradžia tokia pat. Susitinkam, kai numegsiu 90 eilių. Žiūrėsim, ką darysim toliau. Nors jau esu rodžius kitliavimą į kišenę ant 7 klasės, nu, bet dabar kartu pabandysime 5. Pas mane 89 eilė, aš taip nutariau. Ir dabar aš turiu išstumsiu visas adatas, sumažinsiu tankumą iki 1-1. Ir dabar, kad pramegstu visas adatas, ir megsim kišenę. Kišenę megsim 6 tankumu, aš megsiu 6 tankumu, 12 eilių. Ratu bus mezgimi. Tai dabar pirmą reikia išlyginamąją eilę. Va taip. Na va. Kažkaip taip. Gerai. Bandom važiuoti. Darau tankumą 6-6. Jungiu, kad dabar megstu viršutinę. Tai reiškia, apatinė nemegs, o paskui grįžtant megs apatinė. Viskas, važiuojam 12 eilių. Žiūriu, kad viskas pramegsta.
9, 10, 11 ir 12. Kur mūsų yra nuleidėjo rankenėlė, va čia ateisiu. Ją reikia kilstelėti į viršų, va, taip. Tada tarpas padidėja iš abiejų pusių ir tada čia padidėja tarpas. Bus patogiau mums kitliuoti kaklą. Dedu gerąją pusę į mane, jeigu taip įvardinti. Va. Einam iki. Kas čia pas mus nugarytė. Na, bet neištraukiu, taip truputėlį pridedu ir taip užkabinu visą kaklą. Vėlgi nematau prasmės dabar vat žaisti, nes ateidžiai, kad nenukristų. Prisitvirtinu antrą galą, prisitvirtinsiu per vidurį, per keliose vietose, taip, kad patogumas būtų. Spalva kamera šitoje visai yra kitokia. Jinai yra gražiai žalia, prigesinta tokia žalia. Net nežinau, kaip tikrai vardinti tokia spalva. O atrodo kaip kažkokia ruda pilka. Keistas vis tiek tasai filmavimo pasaulis. Na va. Ir stumdausi dabar gražiai. Aš tikriausiai stumdysiuos iš įpročio tiesiog pirštukais. Prisilaikysiu. Taip esu įpratusi. Ne per daug išstumsiu adatas. Susitinkam, kai uždėsim visą kaklą. Štai šitokiu būdu. Nu ir ką, galim imti mūsų pagalbininką visą adatą ir kelti visas akis. Ir jau tada aš ištraukiu, kad jau man niekur nebepabėgtų. Uždėta viskas. Arba aš dar mėgstu šitaip, man tai yra patogu kabinti. Tiesiog perkeliu. Esu nusėmusi svorius, ištraukusi, kabinu, ištraukusi šukas, kad nebūtų man jokio įtempimo, kad laisvai akys eitų, keliautų į savo vietelę. Vėlgi, negaiškime jūsų brangaus laiko, susitinkame, kai visos šitos akis bus perkeltas. Imsim stoperį ir kitliuosim, uždarysim akytės ir bus viskas. Beliks man susiūti, išskalbti ir keliauti, matuotis mūsų suknelės savininkiai. Na štai, perkabinau visas adatėlės, imu stoperį. Yra ir silveriams, ir brazeriams. Imu stoperį. Brazeriams, man atrodo, kol kas yra tik tai su tokiu relsu. Bijau ten tiksliai pameluoti, reikėtų pasitikslinti toj parduotuvėj. Ką? Dedu į štai sėkmingai taip. Ir uždarinėsim kaklą. Tai aš pažiūrėsiu, ar man patinka akies dydis. Taip, man pilnai patinka akies dydis. Stoperį aš taip uždėjau.
Puikiai man patinka akės dydis. Pasitvarkiau stoperį. Ir rankiniu būdu taip keliauju iki galo. Ir vėl, kai būsim gale, susimatom. Neturit stoperio, dėkit kokią tai liniuotę ar kažkom. Nežinau, aš taip nerizikuoju iš rankos, nes tada nesigauna vienodas akis gražiai. Bus kaklas. Pati svarbiausia detalė paskui bus negraži. Viskas uždarytos, nuimu stoperį. Reikės būtinai po šito projekto išsisiurbliuoti mašiną, nes jeigu pažiūrėt lovelį, kuriame buvo siūlai ir tai aš jau kelis kartus pavaliau, tai jis yra visas pradulkėjęs, stalas apdulkėjęs. Tai po to būtinai reikalingas siurblys ir kad išsiurbti visas dulkes, nes sekantis projektas ir su pirma, kad nesikauptų, kitas dalykas, kad sekantis projektas gal už šviesių siūlų, kad nesipainiotų. Išstumiu ir kašimu imu kabliuką, traukiu akį ir tiesiog kasytę aš sumegsiu. Ištraukiu vieną per kitą ir tvarkingai, gražiai eina. Va šitaip. Tai kažkaip patrauksiu arčiau savęs, kad matytųsi, kokia gaunasi graži pinutė. O iš šitos pusės prikitliuotas kaklas. Viskas. Etapas baigtas. Eisiu aš uždarysiu, susiūsiu ir keliaus skalbtis. Kaip ir mūsų darbas prie šios suknelės baigtas. Žvilgterėsim į galutinį rezultatą. Tai tiek. Parodysiu, kaip siuvu ant rankovės, bet siuvuosiu lygiai taip pat identiškai priekis, nugarą tarpusavyje su tokiu paskirstimu adatų. Kaip mes skirstam. Iš šitos pusės yra išvirkščias eilutė. Nežinau, ar matosi gerai. O žodžiu, pradžią pradedame formuoti taip, kaip ir uždėjimas yra. Esu pasistačius kamerą, pati nematau, ką rodau. Kabinu, tą tarpelį, tiesiog bandau kuo artimiau išvaizdai padaryti, kaip yra pradžia mezgimo. Makaluoju, aišku. Sutvirtinu tarpusavį, dar kartelį, va taip, kad būtų vienam, užtempiu. Ir ieškau, kad čia dvi išvirkščiosios, ieškau pačio krašto. Pradžioje užkabinu už vieno ir čia, kad dvi gerosios liktų, o tas kraštelis yra šiek tiek pasislėpęs. Pasitraukiu nuo ekrano, pasislėpęs, va. Sufokusuosiu. Labai sunku per už ekrano dar. Va, pirmasis. Kabinu. O dabar kabinsiu po du.
ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Ir gausis kaip vientisas mūsų darbas. Va. 2. Iš to kraštuką. Ir vat, kad čia dvi gerosios liktų, už jų eina dargi viena akytė. Ir va čia. Pasilenkus siuvu, kad matyčiau ekrane, rodau, tai šuo atsisėdus nesąmonės. Galiu rodyti. Ir viskas. Ir taip siuvome visą mezginį. Paskui susiuvome. Aš parodysiu ant rankovės, jau kaip man atrodo, viena yra susiūta rankovė. Matot, siūlė kokia. Na. Ir nueinat gražiai. Va, ir gausis tokia siūlė. Viskas, eisim toliau daryti. Kaklo susiūta yra viena rankovė prisiūta, kitos va, viena nugara, rankovė, priekis, rankovė. Ir tai palieku dabar. Mėgsim kaklą ir kitliuosim tiesiai ant mašinos.